The most precious thing in life appears to be time. The one almighty, killing and healing. My mother always said that I should explore the big world. And so I did. Now, after 5 years of living abroad, I decided to explore my past. What was there before my time? What did I miss? I grew up in Vilnius as a one and only spoiled child in the family. The only one other person in the family is my mother. I had a precious childhood, but this film is not going to be about that. My mother. Her name is Virginia. Šitą aš irgi prisimenu, kai sakydavo, aš nieko negaliu, mano labai brangus. Aš nieko, mano batai nauji. Ne, jinai dar sakydavo, labai brangus. Bet žinokit, pirkau pas Juozapą, tai man buvo labai daug, buvo 200 litų per nuolaidas, jie buvo brangesni. Tie 200 litų, tai buvo labai daug prieš 20 metų. Bet kai tu save pamatysi pilną ir tu bus va tas. Tai mes jau palaukit 20 metų. A tu jau čia filmuoji? Kai ką? Štai šitie batai. 20 metų, 22 metus nešiau. Turi laikytis tvarkos. I grew up surrounded by my mother's friends. By surprise, mingled with admiration, I loved to listen to their sentimental stories from the past. Nu tai reiškia tik tai nežino za. Za. They always laugh at me that I don't speak Russian. But honestly, I do not think it's funny. Vadinasi, už. Tai padarysi? Skelbiu atidarimą. Okay. As a child, born right after Lithuania got independent, I cannot imagine life under the Russian oppression. O Lietuva. It took 50 long years. To me, it's just the history. For them, it's yet their life. Memories make us who we are. We store past events, and based on that, we make meanings. Based on the past, we tend to make the world completely free from faults and defects in our understanding. Paskui aš ieškosiu tavęs, ne? Gražiai. Ten švediškas stalas. O čia suomiškas suolas. Ta, kuri labiausiai nori. Ačiū labai. O ko mes importuoja? Jo, man irgi. Man kai greitai, kai viską daroma greitai, man... Šitai konteinerį išmesti. Sovietų laikais mes tokias dėžutės veždavom namo. Kokias dėžutės? Ir vėl panaudojom. Aš įtariu, kad ir dabar tu vešiesi namo. Ne, išmesti. Ir vėl panaudosi. Bet Virga, ar prisimeni, kai eidavom nuo Nidos iki Juodkrantės ir rinkdavom butelius, karbonkės kažkokias, vyno trofėjai, ką išmetė. Šniūra spalvota, šniūra. O kodėl? Todėl, kad nebuvo. Kad buvo iš kito pasaulio. Iš kito pasaulio. Pamiršau, kad išgėriau, nes labai greit reikėjo. O prisimenate balkonus, mes dabar atrodavo maišelius tuos plastikinius išplaunam, kad dar panaudotumėm 6 kartus. Prisidžiaudavom tų maišelių. Geras dalykas, dabar visuomenė nebūdavo vartotojiška. Parduotuvėje reikėdavo savo popierį nusinešti, kad suviniotų sviestą. Prieš 10-12 tūkstančių metų. Nesiūlykit tos kavos. Prieš kiek metų sakytumėm, o siaubė. Olandija. Desertas iš Olandijos. Lanka. It all sounds surreal and scarce, but magic in a way.
Here memory breaks into present events, bringing up the picture of the past, sewed up for me, to fill the gaps that I discovered. Toks gyvenimo tiesėje išeinama. O taip gyvenimas eina ir nueina. Staiga vaizdelis traukinys, kaip važiuoja. Girinas rodė. Užtenka? Kiek peržiūrų surinktume? Sėdėk, kur tu dabar čia? Sėdėk, kur tu čia dabar? Ką sakyt, telefonas bronzinė? Telefonas bronzinė. Sakyk toliau, Donatai. Telefonas bronzinė. Tai tyliai reikia jausi, sakyti. Sakyk tyliai jausi. They say growing to an adult is just learning the language of explaining with words what you were as a baby. My mother knows me very well. I know her so far my memory can reckon. Her life before I was born is like a novel to me. Jis blogiau negu mergaitė. Toks bailys. Kai jūs maža buvot, jūs supratot, kad jūs gimėt rusiškoje Lietuvoje, ar ne? Jokių būdų, nu Lietuva ir Lietuva, nu ką tu ten, kokia rusiškoje Lietuva? Kodėl? Supratom? O prie ko čia rusiška Lietuva? Nu, bet kad okupuotų Lietuvoje, tai drąsiai Nu, gal tu supratom. mažas esi, tai ką tu supranti? Jeigu nebent tau tėvai Man aiškina močiutė tai visą laiką visada. aiškindavo, kad sakysim. Tekstuką vaikų irgi turėjai gauti taloną, patalį. Bet man automobilis ir būtas, tai nebuvo prekė, kur tu turi pinigų ir gali nusipirkti. Tai taip ir Tau turi duoti balsavimą. Sako, vat, kaip gauti, kaip įdomu, kaip tu džiaugiesi, o dabar jokio džiaugsmo nėra. Aš mokiausi, pavyzdžiui, sporto mokykloje. Reiškia, ir mūsų įvykiai buvo, kai 10 klasėje, kai įvyko Kalantos susideginimas ir mūsų mokykla, reiškia, labai pagavo tokį azartą. Mūsų klasiokai žaidė futbolą, Skaistakalnio parke pasirodė rusiukai. Ir jie tuos rusiukus suvarė į Nevėžį ir liepė jiems plaukyti į Rusiją. O benzino pripylė? Tie rusiukai, reiškia, čia žinokit, toks buvo kriminalas, tie rusiukai pasiskundė. Ėmė plaukti. Jie, nežinau, ten baigėsi, jie pasiskundė ir mūsų mokykla tapo kažkas tokio baisaus. Direktorių Kontautą išmetė. Saugumas atvažiuodavo, nežinau, kažkodėl tai naktį. Tie, kurie žaidė, kurie suvarė, supakuodavo. Pasirodo, kad pas mus buvo jau organizacija, aš dar nežinojau, pas mus jau buvo organizacija. Antisovietinė. Jauną vaikiną. Nu, už politinius. Už politinius. Jį ir tokius 3 nuteisė. Pasipriešinimas, man komjaunuolis, tai buvo kažkas tai tokio baisaus. Rūta žalioj, jo vakaras, vakarėlis, jie rūta žalioj, rūta. Parodyk, ar radai. Laido saulė ant medžio, jie rūta žalioj, rūta žalioj, krito rasa. Jeigu atveždavo į miestelį ledų, 2 dėžes. O žinai, aš prisimenu, Stovėdavom eilėje ir kitą kartą nelikdavo. O aš išeinu, pavyzdžiui, mieste, per pietų pertrauką eini, žiūri, eilė stovi. Sakai, kas čia kraštinis, užsiemi eilę ir tada leki pasižiūrėti, a ką duoda. Ir dažniausiai visą laiką visko reikėdavo. Tau reikia, nereikia, bet jeigu žmonių eilė stovi, vadinasi, kažką išmetė. Tai neparduoda, bet išmetė. Išmetė, taip. Buvo terminas. Ir klausi, ką duoda. Aš atsimenu, kaip aš atėjau prie parduotuvės
bananus pardavinėja. Reiškia, nu, nupirksiu vaikam bananų. Nu, tai kiek reikia? Nu, kilogramą, nu, ką ten pirksi. Nu, ir stovi tai eilė, laukiu. Kuo ilgiau stoviu, tuo galvoju, nu, tai ką dėl kilogramo? Nu, tai gal pirksiu 2. Paskui žiūriu, žmonės dėžėm neša. Nu, tai gal aš pirksiu dėžę tų bananų, nu, nes vis tiek retai būdavo. Kol atėjo mano eilė, tai neliko nei dėžės, nei kilogramo, ir nei vieno banano nieko neliko. Ir valandą prastovėjai. Taip. O dar prisimenu dar, nu, vaikystėje tai kažkaip ką aprengdavo, tas viskas tikdavo. Ten didelio tokio pasirinkimo nebuvo, kad kažko tu ten labai norėtum. Bet kai mes jau buvom studentės, irgi išeidavom ne į paskaitas, bet per Gedimino Lenino prospektą vadinamą ir duoda, išmeta, net buvo terminas, ten univermagė išmetė megztukų. Ir mes visos 3 draugės nusiperkam vienodus žydrus megztukus. Tai aš prisimenu, kai mus vežė į Kolūkės pirmais metais ir mes 3 įlipam su vienodais megztukais į vieną autobusą. Brangiai pas mus tada, O aš nebrangiai. prisimenu, pavyzdžiui, kai Vilniuje atvažiuodavo gastrolių Kauno dramos teatras. Ir mes irgi stovėdavom vos ne per naktis į tuos spektaklius kaip Kaligula, ten dar kažkokius. Tai buvo Teatrai būdavo lūžo, salės salės žmonių. lūžo. Ir paskui vyko labai didžiulis lūžis, kada po tos nepriklausomybės tai teatrai ištuštėjo. Nes jau tu galėjai šnekėti, ką nori iš tos tribūnos. Jau nebuvo tų tokių slėptų minčių. Kokie, iš čia dar taip perspektyvos, va tokie namų trikampiai. By surprise, mingled with admiration, I love to listen to sentimental stories from the past. Time, my constant fellow, my biggest enemy, directed one way only. Deep wrinkles, shallow rivers on my land, the beautiful nostalgia. Past days, new memories made. I guess only time makes us equal.